Sveiki visi. Sveiki visi iš Lietuvos, mes dabar esame Monake, kur oras geras, bet ne per daug ir kur moteris į tave nežiūri, jeigu neturi Mercedes G klasės 2019 metų, nebent esi iš Kauno ir atrodai kaip aš. Tuo atveju galbūt ir pasižiūri, ne galbūt, o tikrai. Esam dabar Neptūno restorane, čilinam čia už mūsų jūrą. Čia matote, žmonės vaikšto. Paprašėm, kad atneštų atsigert, tai dabar laukiam. Ir aš, žinai, Rasimantai, noriu pakalbėti apie... Taip, Rimvydai. Apie Monaką. Koks tau įspūdis Monake? Įspūdis toks, kad nėra miško, man miškas labai patinka. Tai negyvenčiau čia, bet ateit, pasivaikščiot, pažiūrėti į šviesytės, pažiūrėti į kitokius žmonės, į moteris ypač pažiūrėti kitokias, kaip jos elgiasi, kaip jos apsirengusios, kaip jos atrodo. Tikrai suteikia, praplečia mąstymą ir supranti, kad yra daug kur rimčiau arba kitaip negu ten, kur esi, tarkim, Lietuvoje, Kaune ar dar kažkur. Jo, aš pastebėjau daug tokių turistų čia privažiavusių, kurie turisčių ypatingai, kurios labai atsidengusios savo kūną ir atrodo medžioja žvilgsniais vyrus, kurie geriau apsirengia, kurie stovi išlipinėję iš prabangių automobilių, tokios kaip gold diggerės biški čia. Jo, aš mačiau, žinai ką, mačiau porą rusių. Tai grinai, Rusės čia tik to ir atvariusios. Ir šiaip nemažai čia rusų, ne? Jo, šiaip daug nemažai rusių čia. Kaip ten, prisiminint anekdotą apie rusus? Ne. Ne, aš irgi neprisimenu, bet jeigu prisiminsim, tai pasakysim. Bet jo, Monake labai daug rusų, jie čia slepiasi nuo kažko. Kaip ir aišku, nuo ko aš. Vakar Alex Monaka buvom sutikę Monake ir jisai sakė, kad čia yra taip procentaliai 30% prancūzų, 30% italų, 20% rusų ir 20% britų. Lyg ir. Ir visi likę, tai taip random jaučiu. Turistai, lietuviai, ten Latvijai, kaip sakant, danai. Ir minėjo, sako, prancūzai čia užsiima nekilnojamu turtu, italai logistika, rusai finansais, ten, nežinau, maklėm, kripto visokiais dalykais, šmutkiam. O visi kiti, Britai tai čia, šiandien buvau tokiam business klube, tiesiogiai čia atėjau dabar iškart po jo, tai susipažinau su pora Britų, tai jie, pagrindį užsiima jachtų remontais, čia sakė Monakas, Kanai, Antibai ir dar vienas miestas link Marselio yra, tokie kaip jachtų hubai šito vietoje. Thank you. Merci. Thank you very much. Dabar pastebėkite vieną dalyką, atnešė su šiaudeliais, bet jeigu esi normalus vyras, kuris gerbi save ir nenori, kad į tave žiūrėtų kaip į lopą, tu per šiaudelį negeri. Ar kada nors matėt Jamesą Bondą gerinti per šiaudelį? Niekada negerkit per šiaudelį. Tai ką, Rasimantai? Už Monaką? Už Monaką, šiaip tai už Kauną irgi. Už Kauną, nes Kaune iš tikrųjų žymiai geriau negu Monake, bet Monake kartais galima atlikti ir Monaką. Šiaip pasižiūrėti praplėstą akiratį ir žinai, kai priartėji akiratį, gauni labiau pasitikėjimo savim, nes patiri naujų patirčių, išeini iš komforto zonos ir tarkim vienas dalykas, kuris kelia baimę daug žmonių, yra viešas kalbėjimas. Taip. Viena didžiausių žmonių baimių. Viena didžiausia antra baimė yra mirtis. Trečia mokesčiai, o ketvirta barakudos. Ir po to penkta dantų skausmas. Jo. Neblogas. Šiaip sakiau, kad atneštų man patį stipriausią, kur alkoholio turi daugiausiai, nors aš nevartoju alkoholio, bet Monake galima kartais. Tai žinokit, neblogai, kaip jis vadinasi, neatsimenu. Bet parašykit man, jeigu ką, tai aš jums pasakysiu. Ir šiaip mes galėtumėm jau kaip ir vesti turus lietuviams po Monaką, nes čia jau išvaikščioja tiek, kad... Bet sugrįžkim prie temos viešas kalbėjimas. Taip. Žmonės bijo viešai kalbėti, šitą baimę yra nuo mokyklos net prasidėjus. Aš pats mokykloje, man buvo didžiausia baimė, tai išeiti prieš klasę ir pasakyti eilėraštį. Aš ten kaupdavausi dieną visą. Viešas kalbėjimas, 10 klasės atsiskaitimas, 12, kas baigė 12, nes, žinai, vieni baigė 12, kiti nebaigė 12 ir vis tiek Monake sėdė. Bet esmė, kad reikia lipti iš komforto zonos ir kaip jūs patys tvarkotės, tarkim, su viešo kalbėjimo baime, tai kaip tu tvarkeisi? Aš tiesiog supratau tokį dalyką, kad kartodamas, darydamas
tą dalyką, viešą kalbėjimą, aš tiesiog išmušiu tą baimę. Tai kaip pasakyti, kaip sakau, žiūrėk baimė į akis. Ir tada baimės dingsta. Aišku, tai užtruko tikrai ne savaitę, ne mėnesį, ne pusę metų. Aš tai lavinau kokius gerus 3 metus, 4 ir vis tiek dar aš, kai išeinu kalbėti, man reikia su žmonių auditorija šnekėti, kažkokį atsakyti pranešimą ar save filmuoti. Vis tiek visada prieš pradedant šnekėti yra toks mažiukas jauduliukas, žinai, kad vis tiek, bet nuteikiu save, kad viskas bus tobula, bus viskas nuostabu, aš visiems patiksiu, visi pasisems vertės ir tada automatiškai kažkaip energetiškai viskas taip ir susistato, tos plytos į... Arba, žinai, dar ten vienas iš senų triukų, jeigu kalbė auditorijai, įsivaizduoja, kad visi nuogi ir kad matai gražią krūtinę didelę. Bet iš tikrųjų čia nežinau, gal kaip tik dar sukeltų spaudimo kai kuriems, žinai. Kai kuriems tai jo. Jo. Bet esmė, tai jo, suprasti, kad visi žmonės, jeigu esi kažkada sėdės auditorijoje, tai tu žinai, kaip tu žiūri tą, kuris kalba. Realiai, taigi tau nėra skirtumo, ar tu labai kreipi dėmesį, jeigu ten jisai sustoja, kažką sufeilina ar dar kažką. Svarbiausia yra kalbėti, jeigu ten tavo tema kalbėti apie mašinas, tu kalbi apie mašinas ir tau brain fogas užeina, tiesiog tau smegenų šalimas, nieko tu neatsimeni, viską pamiršti, tiesiog kalbėk apie bet ką tada. Tada pradėk kalbėti, ką valgiai pusryčiams, tiesiog apie bet ką kalbėk ir įsikalbėjęs, tu atsipalaiduosi tada, kai kalbėsi apie dalykus, kurie yra paprasti, kuriuos tu lengva atsiminti, kuriuos žinai, tu kalbėsi, atsipalaiduosi labiau ir tada automatiškai ta visa informacija, apie ką tu norėjai pasakyti, sugrįžta. Tai toks tikslas. Ir šiaip, taigi dabar galima kalbėti viešai ir ne prieš auditoriją, o mes dabar kalbam į kamerą vieną, daugiau jokio žmogaus nėra. Mes kalbam galbūt dabar tūkstančiams, galbūt milijonams, nežinia, kiek čia pasieksim. Bet kalbam į kamerą, tai čia iš tikrųjų yra cheat kodas šių dienų laikų. Toks. Taip. Pavyzdžiui, aš kažkada buvau vienam seminare, kuriame pasako apie viešą kalbėjimą ir sako, viena iš pagrindinių taisyklių yra, kad žmonės nori, kad tau sektųsi ant scenos. Tu šiandien kalbėti, žmonės nori, kad tau pasisektų, nes jie irgi jaučia, kad ką reiškia ten stovėti. Tai, kad turi nebijot. Jo, aišku, čia priklauso nuo auditorijos, bet apskritai, jeigu žmogus protingas, tai jisai nori, kad tau pasiektų, kad tu kalbėtum ir kai tu gerai pasirodysi, jau jis automatiškai pats bus įkvėptas. Bet jeigu iš auditorija, žiūrint kokia auditorija, jeigu auditorija tenai nesubrendusių žmonių, tai jie galbūt, žinai, pizdavosis, tai bandys dar labiau išmušti šviežių, ertintis, bet tai užgrūdins. Tai su patirtim, viskas su patirtim. Taip. Ir lovui su patirtim, ir visur, man nereikėjo patirties, kad būčiau profesionalas lovui, tarp kitko, bet, kiekvienas turi skirtingų talentų, žinai. Tai reikia atrasti ten, kur mes įdėdami mažiausiai pastangų galim pasiekti geriausią rezultatą, palyginus su kitais. Vieni įdeda mažiau pastangų į vieną dalyką ir jiems taip pat gerai gaunasi, kaip kiti, kurie tenai treniruojasi. Ir atvirkščiai būna. Tai viešas kalbėjimas, bet perkeliant temą į apskritai, tai reikia atrasti savo talentus, kur mes važiuojam geriausiai. Jo, pavyzdžiui, aš vieną istoriją papasakosiu. Net aš esu pas savo TikToką įdėjęs, jeigu kas norit pažiūrėti, rašykite į TikToką Rimvido. Geruoja. Rimtai. Žodžiu, jeigu norit tą istoriją išgirsti, pažiūrėkit pas mane TikTokę Rimvido. Bet trumpai tai maždaug moralas toks istorijos, kad jeigu tu žuvį vertinsi, teisi pagal jos nemokėjimą lipti medžius, jinai visą laiką galvos, kad jinai durna yra. Bet užtat žuvis gali greit plaukti, gali aukštai pašokti iš vandens, jinai gali, laviruoti. Taip kaip, pavyzdžiui, kokia voverė, jinai negali taip nardyti kaip žuvis. Tai jūs irgi turit pažiūrėti, kokie pas jūs talentai, kas jums nuo gimimo yra, kas jūs labiausiai veža. Galbūt jums net nereikia tapti tuo viešu kažkokiu kalbėtu ar savęs filmuoti, gal jūs kitur atrasite savo tą talentą. Tai čia irgi iš to vietų reikia pasižiūrėti. Žinai, čia dar apie žuvį, tai kaip ten, jeigu žuvis niekada neįsižios, kas bus žuviai? Jinai mirs iš bado, ne? Ja. Bet jeigu jinai įsižios, jinai gali paimti nuo kabliuko masalą, bet tuo pačiu gali ir mirti. Tai gyvenime reikia rizikuoti. Tai reikia lipti iš komforto zonos. Jeigu jinai nebandys, tai jinai bet kuriuo atveju mirs. Jeigu bandys, gal jinai mirs, gal jinai nemirs. Toks gyvenimas. Pavyzdžiui, jūs pasižiūrėkit, jūs visada, kai kažką turite padaryti, tarkim, jums reikia pasakyti kokią kalbą prieš klasę, ne, kaip pavyzdys.
ar prieš darbuotojus, ar tenais prieš draugus, ne? Ir įsivaizduokit, jūs kai tai atsistoja daryti, jūs galvojate apie save, kaip jūs atrodot, kaip aš atrodau prieš kitus, kas tenais. Ir jūs galvojat, ką jie apie mane pagalvos. Bet esmė, kad taip pat kaip ir jūs, tai visi žmonės galvoja apie save pagrindę. Jiems ant tiek nerūpi, kaip tu ten, ta prasme, ar tu tenais, tarkime, tu ant tavęs, tarkim, čia koksai taškiukas, žinai, tu ten geriai kavą ir lašiukas nukrito ir tu dabar parinės, kaip čia žmonės pagalvos, kad aš ten koksai sutrius, ne? Jo, nu ir jeigu tu parinsis, tai ir matysis ir tu labiau tą spotlightą ant to dalyko, dėl ko tu parinėsi, dėl ko tu jaudinėsi, tu save kaip tik ant spotlighto pastatysi ir tada pradės žmonės galvoti, va, kažkas čia negerai su juo. Taip. Ir tada pradėsi jau taip tave tyrinėti, bet jeigu tu būsi atsipalaidavęs, va, beleką, žinai, kalbėsi nesustodamas ir viskas bus gerai tada. Jo, tai rezumuojant apie viešą kalbėjimą, turite atsiminti, kad tiesiog turite tai praktikuoti. Išeikite kitą kartą į gatvę, atsistokite Laisvės alėjoje ir, tarkime, nežinau, prieikit prie žmonių ir pamarykit pakalbinti. Klasėje kelkit pirmas ranką, kas nori pristatyti kažką. Nepasiseks iš pirmo, iš antro ar iš trečio karto ten viską tobulai pasakyti, bet iš kažkelinto karto jums tikrai pavyks tai padaryti. Tarkim, su to pirmas, tai iš viso čia iš tikrųjų labai yra geras dalykas, nes pirmam eiti visada yra ir sunkiausia, bet tuo pačiu metu ir lengviausia, nes tada ant tavęs mažiausiai spaudimo, ką aš pastebėjau. Aš visada, jeigu kažką reikia daryti, aš visada stengiuosi daryti pirmas, tarkim. Nes mažiau spaudimų ir aš automatiškai jaučiu ir kiti, kas nedrįsta pirmi, jie į tave taip nekreips dėmesio ir tai bus vat gerai. Nu ir aš galvoju, kad reikia už tai išgerti. Nu, svarbiausia daryti. Taip. Su patirtim viskas. Tai va, toks mūsų palinkėjimas iš Monako apie baimę kalbėjimui. Turit kalbėti, nes kas ilgai užsibūna viduje, tas lieka kaip neišnaudoti energiją ir tada jums gali pasimaišyti protą. Čia galima prieiti prie tokių dalykų vos ne iki savižudžių. Overthinkinimas. Nu, tarkim, čia irgi iš tikrųjų, tai aplinkui vaikšto žmonės, žinai, sėdi žmonės, čia porą milijonierių šalia mūsų. Čia irgi mums nėra labai komfortabilu šnekėti, va čia irgi mes praktikuojamės, irgi lipam iš komforto zonos, nors ir atrodo šnekam tik į kamerą, bet va nuo to ir prasideda va nuo ko, žinai, nuo ko prasideda, nuo storiukų. Taip. Va, filmuokit storius, filmuoti storius reikia, va, filmuoti tiesiog, va, kaip tu šneki į dieną, gali net nekelti, tiesiog filmuoti, va, save. Ir tas, va, kalbėsina, tas įsiugdys ir pasieksi aukštumas debesų arba palmių. Tai va, noriu duoti namų darbų, va, tie, kam žiūri, kam aktualu ir kam yra svarbu tobulėjimas, tai padarykit taip, pasistatykit kamerą kambarį, įjunkit filmuoti ir atsistokit prie kamerą ir tiesiog šnekėkit. Šnekėkit, kažką papasakokit kokią istoriją, kažkokį, tiesiog galit kalbėti, ką šiandien veikėt, žinai, ir po to paimkit, žiūrėkit ir analizuokit. Jo, va, analizavimas yra. Ir aišku, viešas kalbėjimas nėra tik tais, kad tu kalbi, dar yra kūno kalba. Jo. Ir va, geriausias yra testas ir čia iš tikrųjų žiauriai yra sudėtinga žiūrėti save, tipo, kaip tu kalbi, nu, tipo, labai nepatogu žiūrėti, bet va, kaip perlipi, tai va, yra žiauriai geras šitas testas, praktika. Nusifilmuoji save kalbant, pažiūri save kalbant be garso, tik tais video, tada pažiūri save kalbant tik tais garsą ir tada bendrą. Ir viską tu pastebėsi, kaip tu elgiesi, kur tu ten truputį susimėtai ir taip išanalizuosi ir tobulėsi. Va. Taip. Tobulėjimas. Tai va, padarykit šitą, praktikuokit ir aš jums prižadu. Jūs pamatysit, kaip jūs save improvinsit, kaip jūs pakeisit save į gerą ir pasijausit daug geriau. Nu, mes esame ne Seimo nariai, neprižadam, mes garantuojam. Mes neprižadam, mes garantuojam. Tai va. Dar vienas toks, va, prisiminiau, va, pavyzdžiui, dėl to pasitikėjimo savim. Pavyzdžiui, kai jūs nueinate ten į klubą ar kažkur, jūs negalvokit, kad tipo tenais yra, kaip pasakyti, kad kas už kurį geriau atrodo. Esmė, kad kaip tu pats viduje savo atrodai, ar tu patinki savo. Tu turi pirmą savo patikti, o nebandykite įtikti visiems, pirmą pamilkit save ir tada automatiškai žmonėms jūs pradėsit patikti. Viskas prasideda nuo vidaus. Tai va, darykit namų darbus, mokinkitės, negerkit per šiauduką, atvažiuokit į Monaką. Ir šokit į vandenį, išsimaudyti.
Bet, vat, nu, dar pratęsiant tas, kad, tarkim, žmogus, tarkim, gali būti žmogus iš išvaizdos, galbūt, nu, vat, moterį, tarkim, iš išvaizdos jinai gal kokį 5-4, nu, tarkim, nu, nėra labai graži, bet jeigu jinai pasitikė savimi, jeigu jinai moka bendrauti taip, kad kitą žmogų priverstų jaustis patogiai su juo, kitam žmogui malonu, jis jaustųsi išklausytas, suprastas, tada jinai automatiškai tampa patrauklesnė. Ir, tarkim, man išvaizda ir nėra labai svarbu. Svarbu, kad žmogus norėtų tobulėti, bet va tas, kaip tu jautiesi su juo bendraudamas, ar yra apie ką pašnekėti, ar tau reikia vienam galvoti ir vesti tą conversationą, tą pokalbį, ar va su tavo, tarkim, moterim, nu, lengva bendrauti ir šnekėti, ir jinai šypsosi daug. Va, moteriai reikia daug šypsotis, čia geriausias dalykas moteriai gražiai, nes nėra blogos šypsenos iš viso ant žmonių, visos šypsenos yra gražios. Ir moteris iš karto gali pakilti nuo 4 iki 6, 7 akys ir va, jau galima tokį imti ir žmonos. Taip. Jeigu jinai Taip. nekalta, aišku, jeigu jinai nekalta. Taip, atsiminkit, grožis yra moters jėga, o jėga yra vyro grožis. Linkėjimai iš Monako ir iki kito karto. Iki kito kolektyvas susimatysim. Trigeris trigerina. Lietuvą stiprina. Lietuvos stiprina. Davai, nu.